Sveiki, mielieji! Vasara įsibėgėja, Ridos ratas artėja prie savo aukščiausio taško. Gamta švenčia kulminaciją, saulė artėja į zenitą ir nuo senų senovės, nuo matriarchato laikų, tuo metų laiku žmonės švenčia gyvenimą. Vaisingumą, seksualumą, prokreaciją, gausą, tiesiog gyvenimą. Apie tai ir daugelį kitų dalykų pasakosiu šio artėjančio trečiadienio seminare. Šis vakaras bus skirtas raudonai spalvai, juk raudona yra gyvenimo spalva. Ir mūsų reakcija į raudoną spalvą parodo mūsų reakciją į gyvenimą. Jei mes nesuvokiam, nepažįstam, nemėgstam, nenaudojam raudonos spalvos, galbūt tiesiog užimam vietą pasaulyje, kažkaip tai leidžiam laiką, bet iki galo taip ir nesam inkarnavę. Raudonos spalvos formulė būtų: aš priimu gyvenimą už pilną kainą su visomis iš to išplaukiančiomis pasiekmėmis. Sutikite, nedažnas žmogus gali tai pasakyti visa širdimi ir su visa atsakomybė. Mūsų reakcija į raudoną spalvą parodo reakciją į mūsų kūną, į pinigus, į sveikatą, stabilumą, drąsą pasirodyti pasauliui. Raudona spalva tai yra energija keisti gyvenimą imtis iniciatyvos, daryti visokiausius perversmus, revoliucijas. Raudona spalva tai yra drąsa mylėti aistringai. Taigi, birželio 19 dieną, trečiadienį, 18 valandą pradėsiu seminarą apie raudoną spalvą. Visas vakaras bus skirtas vieninteliai tokiai svarbiai spalvai, raudonai. Mokysimės nuo 18 iki 21 valandos. Jei negalėsite dalyvauti gyvai, galėsite žiūrėti webinaro įrašą. Užsiėmimas vyks nuotoliniu būdu. Pasakosiu apie žmonės, kurie mėgsta raudoną spalvą, taip vadinamą raudonos asmenybės archetipą. Pasakosiu apie tai, ką reiškia, jeigu žmonės nemėgsta raudonos spalvos. Sakysim, jei moteris vengia raudonos spalvos, dažniausiai prieš tai buvo kažkokia istorija, kuomet ji nusivylė meiliai, parodė meilę, aistrą, tačiau galbūt gavo kažkokią tai traumą. Tačiau ilgai toks laikas neturėtų tęstis. Jei yra problemų su raudona spalva, žmogus nejaus žemės po kojom, nesugebės užsidirbti pinigų, nuolat bus problemos su darbu, baimė dėl saugumo, jau nekalbant apie vaisingumo problemas ir panašius dalykus. Taip, kad raudona yra labai svarbi spalva ir nuo senų laikų, įsivaizduokite, evoliucijos eigoje, raudoną spalvą žmonės pradėjo suvokti pirmiausiai. Juk raudonas yra kraujas, kuomet esame sužeisti, medžioklei reikia tiesiog gelbėti savo gyvybę ir sveikatą, kuomet sekame kraujo pėdsakais paskui sužeistą gyvūną, galbūt mūsų laukia grobis. Raudona gali būti ugnis, kurie apsaugo nuo laukinių gyvūnų, sušildo, ant jos galima gaminti maistą, bet ji gali sukelti ir gaisrą. Raudona spalva gausiai naudojama kosmetikoje, nuo pirmykščių laikų raudona siejama su seksualumu, su dėmesio patraukimu, juk visai, ką turim atkreipti dėmesį, yra raudona. Na, pavyzdžiui, šviesoforo signalas. Visi žinom dainą Lady in Red, visi esame matę raudonus kilimus. Žinote, būsena, kuomet norisi dėvėti raudonus apatinius. Taigi, raudona yra gyvenimo spalva. Ir jei jūsų garderobe nėra šios spalvos, jeigu jos nesuvokėte, tai sakyčiau, kaip ir negyvenate. Kadangi aš dėstau spalvų terapiją ir pradėjau aurosomą rytų Europoje
ir netgi Azijoje, tai yra 30 mano gyvenimo metų, patikėkite, tai, ką pasakosiu, bus ne pliurpalai iš interneto ir nebobiškų žurnalų nuotrupos. Taigi, kviečiu skirti laiką ir trečiadienį, birželio 19 dieną, 18 val. Laukiu jūsų online webinare Gyvenimo spalva raudona. Gyvenimas yra spalvotas ir jei dar nenaudojate spalvų, tai klausimas, kada pradėsite, šitaip ir gyvenimas prabėgs. Su raudonais linkėjimais jūsų Dalia.